Sveiki, brangus kanalo žiūrovai. Džiugu, kad jį atradote ir toliau jį stebėkite, rašykite komentarus, dėkite patiktukus ir galima taip pat paremti mano kūrybinę veiklą per Patreon platformą, kurioje mano paskyroje galima rasti ne tik tai dabar įrašytus video aktualiomis temomis, bet ir senų paskaitų įrašus, kurios buvo perskaitytos įvairiose uždarose mokymų grupėse. Na, o dabar norėčiau šitą laidelę pradėti vienu klausimu, vieno žiūrovo klausimu, aš jį galbūt pacituosiu. Dėkoju už įžvalgas. Išgirdau kvietimą vienytis ir kurti ryšį. Visą tai, kuo dalinatės, net labai rezonuoja su mano asmeniniu pasaulio suvokimu, požiūriu ir matymu to, kas kaip vyksta pasaulyje. Ir noriu paklausti, ar patikslinti, ką jūs turėjote many, sakydamas dievų pavydą ir baimę. Darau prielaidą, kad tai apie mūsų planetoje viešpataujančius dievus, kurie yra ir gyvi, ir tą prasme išgyvena ir toliau kūrė šių žmonių gyvenimų ir emocijų jausmų dėka prieštarumą ir susiskaldimą. Ačiū už klausimą ir pamėginsiu aš pakomentuoti tai, ką aš suprantu ir ką aš turėjau omeny. Pirmiausia, baigiau praeitą įstojimą, kai kalbėjom apie Akašų kronikas, Babelio bokšto epizodų iš pradžios knygos berods 18 skyriaus. 11 ar 18 dabar nepamenu, koks ten buvo iš tikrųjų, bet ten ir yra paminėta daugiskaita, kai kalbama apie Dievą, kuris sugriovė Babelio bokštą. Eikime ir nuženkime ir sugriaukime bokštą, sumaišykime jų kalbas ir taip toliau. Citatos pažodžių neprisimenu, bet esmė paprasta. Kalba eina apie daugiskaitą asmenų arba personų, kurios Dievo vardu, kaip vienas aš, Dievas, nusileido į žemę, pamatė, kad žmonės vieningi tampa vienais ar kitais klausimais, o tai yra pavojinga dievų atžvilgių, nes yra konkurencija, atsiranda konkurencija, galimai. Ir tada vienintelis realus kelias tą žmoniją vėl toliau valdyti arba pavergti iš naujo, tai suskaldyti. Tai vienas aspektas. Galima manyti, kad ta žmonija visą laiką tokia ir buvo, nuo pat, sakim, laikų, kai jinai apskritai atsirado kaip tokia, remiantis, tarkim, Čarlzo Darvino teorija, kurio remiasi visas mūsų materialusis mokslas. Bet pati evoliucijos teorija, jinai yra neišbaigta ir nepilna. Ir tik tai mes galim liudyti iš atskirų mokslininkų ir apžvalgininkų mokslo pasisakymų, kad tame dar taškas nepadėtas, yra trūkstamų grandžių ir tos trūkstamos grandys bandoma jas išvelgti arba įrodyti ir pritempti prie tos bendros teorijos, kad žmogus atsirado iš beždžionės. Deja, yra aibė kitų teorijų, kurios rodo, kad ta trūkstamo grandis atsirado dėl invazinių iš kitų planetų faktorių. Tai yra ta palio kontakto teorija, jinai gyva, jinai turi teisę egzistuoti ir mes taip pat turime teisę ją naudotis lygiai taip pat, kaip mūsų oponentai naudojasi evoliucijos teorija arba Dievo kūrėjo teorija ir panašiai. Aš neatmetu nei vienos, nei antros, nei Dievo kūrėjo teorijos, nei evoliucijos teorijos, nei Darvino, bet aš manau, kad trūkstama grandis, jeigu mes ją bandysim įžvelgti arba atspėti, arba suvokti, arba įrodyti, jinai bus ne ką kita, o paleokontaktinė. Tai yra mūsų protėvių kontaktai su nežemiškam civilizacijom, ko pasiekoje ir susikūrė mūsų civilizacija. Ir jos dabar eiga, jos spiralė mums teigia, kad jinai sukasi evoliucijos kryptim, o iš tiesų, kaip man atrodo,
Ir aš galiu remtis tokiu vaišnavų mokslininku, dabar užkrito pavardė, nesvarbu, po to prisiminsiu, neužsirašiau, labai atsiprašau. Pamiršau, tikrai, atsiprašau. Ir tai yra kreacionistinė teorija, kad atsirado iš Dievo minties yra teisinga, bet iš tikrųjų vėlgi reikia čia žiūrėti šiek tiek plačiau. Ir vien tik tai tas faktorius, kad Biblija, šventas raštas, Tanacha, kaip mes tą bepavadintume, tai yra pasakų arba padavimų rinkinys, kuris atėjo iki mūsų dienų kaip šventas raštas iš Babilono tautinio kultūrinio paveldo per Kananą, per žydus, per Europą. Ir tai yra padavimai apie tai, kad žemė buvo ir visą laiką apgyveninta protingų būtybių, jos buvo skirtingo išsivystimo lygio, tos būtybės gyveno kolonijomis viena šalia kitos, vienos buvo atėjusios iš kažkur tai, iš kitų pasaulių, kitos senai gyveno, trečios migravo iš ten kažkur tai ir buvo tokie kaip ir klajoklių pobūdžio bendruomenės. Visko čia buvo, bet kažkur tai prieš 6000 metų galimai, jeigu tai tikrai skaičiuojama teisingai, kaip teigia judaizmo mokslas, jokai jūs pasakau mokslas, tai jokio mokslo nėra. Tiesiog tai yra invazijos pradžia. Invazijos pradžia ir, aš minėjau Babelio bokštą, šitą epizodą iš pradžios knygos, jisai yra simboliškai apibūdinantis tuos laikus, kai iš tiesų gyveno pakankamai išmintinga populiacija, humanoidų populiacija Žemėje ir atsirado kažkas kaip invazija, ko pasiekoje buvo sumaišytos tautos, ta pati tauta, vieninga rasė buvo sumaišyta į skirtingas rasės, skirtingas tautas, skirtingas kalbas, sąmoningai ir pasėta ta populiacija po visą planetą, galbūt anksčiau negyveno tik tai ties pusiaujo zonomis, ten kur šilta, po to migravo atskiros kolonijos į šiaurę, į pietus, visai galėjo nutikti. Tai štai, panašu, kad tai yra vienas epizodas. Antras epizodas, kuris akivaizdžiai yra apibūdinamas pradžios knygos 6 skyriuje, kai rašoma apie dievų sūnus, kurie nužengė į žemę, vedė žmonių dukras ir jiems gimė tie nefilimai, refilimai, įgygi juos vadina. Tuo tarpu Babelio bokšto epizode juos vadina Elohimais ir visai kitaip. Ir tokių epizodų mes galime rasti ir Ezekielio knygoje, ir Danielio knygoje, ir daugelį kitų švento rašto arba Tanacho vietų. Ir tai rodo ne ką kitą kaip palio kontakto tokia regimybė, kuri kyla natūraliai skaitant šventą raštą, jeigu skaitysime jį tokiu ne fanatišku, tokiu nepriklausomu žvilgsniu, arba bandydami rasti tenais kažką tai tokio, kas paaiškintų, kas yra žmogus, iš kur jisai kilęs ir kaip įmanoma atsiribojant nuo tų tokių išankstinių legendų, kurios visą laiką bus tokiuose šaltiniuose kaip šventi raštai. Tai štai, mes kalbame apie dievus, kurie nusileido į žemę ir čia vykdė baisulinius, klaikius eksperimentus. Vienose žemės vietose tie eksperimentai buvo kaip pagalba žmonėms, nes tie dievai davė tam tikrus mokslus, išmokė humanoidus vaikščiančius po žemę dviem kojom dirbti įvairių amatų, tame tarp ir kariauti tarpusavį. Tai yra prašoma švento rašto apokrife, kuris vadinasi Enocho knyga, o taip pat egiptiečių jubiliejų knygoje. Tai kalbant apie jubiliejų knygą, tai iš viso tai yra unikalus šaltinis, kuris užpildo tarpus praleistus
pradžios knygoje, kur yra, atrodo, kad tarpai tarp kažkokių tai įvykių, tai jubiliejų knygoje tie tarpai yra 100% užpildyti. Ir jubiliejų knyga, egiptiečių jubiliejų knyga, kaip ir egiptiečių Enocho knyga, ne egiptiečių, atsiprašau, Etiopijos. Jinai, tie du šaltiniai daug ką taip užpildo ir pastato viską į savo vietas ir leidžia suvokti visą tą legendą, kuri galbūt buvo sukurta kaip legenda, bet kiekvienoje legendoje yra labai daug dalis tiesos arba paslėptos tiesos. Ir mes matome, kad vienos kolonijos humanoidų, kurios atvyko iš kitų pasaulių, rado čia neįsivyščiusias žmonių grupės, gentis arba visuomenės ir davė jiems mokslus ir žinias, kitos juos paverkė, padarė juos vergais, kaip antai rašoma Zacharijas Sičino knygose apie Anunakių invaziją. Ir dabar nesenai atradau 12 metų straipsnį, kuris buvo išvertas mano kolegos, aš jį kažkada tai buvau patalpinęs savo senoje svetainėje Kvantinė magija, apie Anunakių manifestą. Aišku, reikia viską žiūrėti skeptiškai, tarp eilučių, bandant išvelgti kažkokį tai racionalų grūdą tame, tuose tekstuose, bet kaip bebūtų tenais parašyta, arba kaip bebūtume mes suvokę tos tekstus ar perskaitę, vis tiek ten peršasi mintis, kad kažkas tokio panašaus galėjo būti. Jo labiau tokie rašytojai kaip Zacharijas Sičinas savo knygose, o jisai yra tyrinėtojas tų Babilono molinių lentelių ir rašo turbūt arti tiesos, bandydamas perskaityti ir interpretuoti, kas tose Babilono molinėse lentelėse buvo parašyta, šumerų molinėse lentelėse. Tai va, ir apibendrinant visą tą šaltinių lauką, tiek šiuolaikinių autorių parašyta kaip knygas, paminėjau Zachariją Sičiną, kaip ir šventus raštus, ir tas apokrifinės knygas, slaptas knygas, ir daugelį kitų autorių, jau dabar per greitį aš neprisiminsiu visų, reikėjo pasirašyti ant lapelio. Tai mes tikrai susiduriam su tokiu reiškiniu kaip žmonijos, kaip populiacijos reiškinys, kaip bendruomenė, žmonija gyveno ne 6000 metų, o 100 000 metų, galbūt ta pati žemė kaip matrica buvo keičiama iš vienos į kitą, galbūt laiko erdvės kontinuumas buvo transformuojamas, keičiamas ir pakeičiamas taip, kad jisai sudarytų tam tikrą epigenetinę terpę toms gyvoms būtybėms, humanoidams vystytis viena ar kita kryptims. Ar deevoliucijos, ar reevoliucijos, arba evoliucijos. Visaip galėjo būti. Tai antras momentas, pastoviai vyko tam tikri sanavimo projektai, tai yra tam tikrose žemės dalyse arba apskritai globaliai pačiai planetai būdavo išnaikinimos visiškai populiacijos, žmonių bendruomenės, ir mes turbūt irgi iš dokumentikos, iš šiuolaikinių mokslinių tyrimų galima prisiminti Mohendžodaro ir kitokius senovės miestus, kurie žuvo dėl atominio karo, kaip spėjama. Ir tokių liudijimų buvo daugiau, negi yra manoma, kad tas Druskos ežeras Kanaane, artimuosiuose rytuose irgi atsirado dėl to, kad ten buvo įvykdytas branduolinis sprogimas. Ir mes žinome bronzos amžiaus katastrofą, arčiausiai mūsų įvykusi kažkokį tai keistą dalyką, per kurį dingo nuo didelės europinės dalies teritorijų, iš tų teritorijų ženkli dalis žmonių, baltosios rasės žmonių, ir buvo invazija iš Afrikos, iš Azijos į tuos kontinentus pietinės Europos dalies, Viduržemio jūros regiono teritorijas, tokio tamsesnio gymio žmonių. Mes girdėjome ir žinome istorijas apie arijų invaziją į Indiją, Pakistaną dabartinę ir panašias teritorijas.
Tautų judėjimai buvo, kodėl jie vyko. Kitas dalykas, galbūt klimatiniai dalykai, galbūt invazijos, galbūt karai. Ašgi spėju, kad didžia dalimi tai susiję su tam tikrais sanavimo, žmonių populiacijos sanavimo projektais, kai, tarkim, nepavykdavo vienas eksperimentas ir to eksperimento pasiekmes buvo liūdnos, tų ateivių arba civilizacijų, kuris atvykdavo į Žemę, akimis žiūrint, ir jos buvo sunaikintos. Arčiausiai mūsų pavyzdys tokio projekto yra Biblija, mes žinom apie Sodomą ir Gomorą, mes žinome apie, vėlgi iš apokrifų Enoko knygos, kad ir tas pats parašyta 6 skyrių pradžios knygos, kad buvo potvinis įvykdytas. Prieš potvinį buvo dar ir kiti įvykiai paminėti toj pačioje pradžios knygoje, kai padaugėjo tų milžinų arba tų palikuonių, kai dievai nusileido į žemę ir vedė žemės moterius ir jiems gimė sūnus, kurie buvo didelio ūgio ir taip toliau. Kitaip tariant, ten buvo, mano galva, žiūrint, ir taip daug šaltinių vertinant, skaitant apie tai, kad nepavykęs eksperimentas ir jisai turėjo būti sunaikintas. Tai jau dabar mes kokie esam laiko erdvės spiralės vietoj ir kas dabar vyksta. Man atrodo, kad dabar vyksta irgi pakankamai nuožmus sanavimo scenarijus, tai yra, jisai nesibaigia porą tūkstančių metų, jis tebe vyksta. Ir vyksta selekcija, tam tikra prasme sielų rušiavimas. Jisai gnostinėse literatūros šaltiniuose įvardymas kaip didžioji pjūtis, kai vienos sielos žiūrima, kaip jos adaptuojasi būdamos fiziniam kūne ir jos galbūt paliekamos vystytis toliau, nes matome kažkokią tai perspektyvą, kad jos daro pamoką, daro pažangą ir evoliucionuoja, o kitos paprasčiausiai bus sunaikintos. Kalbant apie tas civilizacijas, kurios nusileido į Žemę, ar iš paralelinių laiko erdvės kontinuumų, ar iš kitų galaktikų, ar atvyko čia per laiko erdvės portalus, ar jos gyveno čia visą laiką šalia mūsų, tik tai mes jų nematom dėl savo siauro suvokimo ir siauro elektromagnetinių spindulių spektro matymo savo 5 myslėm. Bet kaip ten bebūtų, jos skiriasi savo funkcijomis. Ir aš visą laiką, kai buvau mažas ir dabar, visą laiką per savo gyvenimą labai jaučiausi panašiai, jaučiausi ir tokia savijauta buvo gana tokia stipri, kad labai panašiai kaip, jeigu prisimenu tokius rašytojas kaip broliai Strugackiai. Ir Aleksejus ir Borisas Strugackiai, ir vienas iš tokių chrestomatinių jų romanų, kuris man asmeniškai padarė milžinišką įtaką mano pasaulyje, Vokai. Apskritai, šių autorių romanai darė man didžiulį įtaką ir dabar tebedaro. Nes aš būtent taip žiūriu. Ir vienas iš herojų, vieno iš romanų, būtent taip mato arba taip suvokia pasaulį, kaip man atrodė gimus, vaikystėje tas buvo. Ir aš kai prisiliečiau prie tų knygų, prie tų šaltinių, man tapo aišku, kad kažkas tokio panašaus, nes man atsigamino viskas. Tai va, ir aš tada norėčiau kažkaip tai pacituoti vieną tokią citatą iš Arkadijos ir Boriso Strugackio romano Sunku būti Dievu. Galbūt bus ir atsakymas tam tikrą prasme klausytojai, kuri parašė klausimą po paskutinių postų Malkinės TV. Kalba ten eina tame romano, gal truputėlį įvadą padarysiu, kalba eina apie tai, apskritai brolis Strugackiai mėgo rašyti kūrinius, kur žmonės
nusileidžia į kitas planetas arba kažkaip keistai ten patenka ir tampa kaip stebėtojai, turėdami labai daug tokių antgamtinių galių ir galimybių keisti tų vietinių populiacijų gyvenimą, kitų planetų populiacijų gyvenimą. Ir vieni romanai kalba apie tai, kaip jie tą keitė ir darė įtaką tų civilizacijų raidai ir kuo tai baigėsi, o kiti romanai kalbėjo apie tai, kaip sunku būti tiem dievam, kurie ateina į Žemę kaip tyrinėtojai, kaip kokie antropologai, prisišvartavę kokioje nors viduržemio, atsiprašau, Ramio vandenino saloje ir tyrinėja papuasų gyvenimą. Tai lygiai taip pat ir brolių Strugackio romanų herojai kartais. Ir vieno tokio romano Sunku būti Dievo pagrindinis herojus irgi, arba tų herojų grupė, jie patenka į planetą ir turi būti ten kaip stebėtojai, kaip atliekantis tam tikrą misiją. Ir dabar panašiai aš irgi taip jaučiuosi ir aš kai perskaičiu tą knygą, man viskas sustojo, man pačiam asmeniškai į vietas, o jo labiau, kai peržiūrėjau filmus, kelis filmus pagal tą romaną, Sunku būti tėvu pastatytas, tai vienas iš tokių filmų mane labiausiai ir sukrėtė, tai Aleksėjaus Germano paskutinė ekranizacija, berods 14 metais išvydusi ekranus, kur labai, mano galva, netiksliai pastatytas tas filmas pagal pačios knygos siužetą, bet jisai yra tiek įtaigus, tiek subtiliai pateiktas pačio Germano. Ir aš kai skaičiau recenzijas apie tą filmą, supratau, kad pats Germanas statė filmą apie save, būtent per tą romaną, per tą pagrindinį herojų Donoro Mato. Ir ką jisai jautė, kaip jisai jaučiasi būdamas primykštį bendruomenė, tokia atsilikusiai viduramžių bendruomeniai, būdamas pats civilizuotų žmogumi, kuris turi pakankamai išminties ir galių viską pakeisti, bet jisai nieko negali pakeisti ir tiesiog negali. Turi viską žiūrėti ramiai, išlaikytai, neįžeidžiančiai, bet kartu tyrinėti, kodėl ir suprast, kodėl tie žmonės elgiasi vienaip ar kitaip. O tie žmonės elgiasi dažniausiai iš pavydo, iš neapykantos, kupini aistrų ir tokių žemo rango, žemų vibracijų emocijų. Visas pasaulis mūsų toks, kuris remiasi tom žemom vibracijom. Ir štai aš dabar prieisiu prie tos citatos ir aš ją pacituosiu taip, kaip aš ją užsirašiau. Čia Donoro Mato žodžiai iš knygos Arkadijos ir Boriso Strugackių Sunku būti Dievu. Taip ir norisi išmėžti, iškuopti susikaupęs per parą neapykantą. Ir atrodo nepavyks. Liksime ir toliau humaniški visiems, atleisime ir būsime ramus kaip dievai. Tegul jie pjauna ir niekina vieni kitus, mes būsime ramus kaip dievai. Dievam nėra kur skubintis, jiems prieš akis amžinybė. Dievam nėra kur skubintis, jiems prieš akis amžinybė. Broliai Arkadijus ir Borisas Strugackiai. Ir lygiai tą patį cituoja Aleksėjus Germanas savo knygos, tai yra brolių Strugackių knygos ekranizacijų, paskutinė. Tiesa pasakius, tų ekranizacijų buvo kelios. Ir viena iš jų man taip pat patiko, jinai buvo išleista 90-aisiais berods metais, demokratinės Vokietijos DDR DEFA pastatyta ekranizacija. Ten vaidino visą puokštę
ir lietuvių autorių Budraitis, Adomaitis, epizoduose aišku, bet tas filmas irgi labai įdomus ir jisai yra YouTube'ai, susiraskite, pasižiūrėkite. Tai štai, sunku būti Dievu, iš tikrųjų sunku būti Dievu, kadangi ar mes esam tie dievai, dar klausimas, ar ne? Mes galime vadintis tų žmonių, kurie gyvena tokį emocijos vargų, emocinių vergų ir vargų gyvenimą štai žemėje. Jie nevaldo tų procesų vidinių, jie yra aistros pagauti, aistrų valdomi ir visas jų gyvenimas apsisprendžia būtent taip. Ko jie nori, ką jie gali, ką jie veikia, kaip jie gyvens toliau. Bet mes, atrodo, turim tokius pačius kūnus, tokias pačias galvas, rankas, kojas, širdis, vidaus organus, taip toliau. Mes galim konstatuoti objektyviai, kad mes esam, kažkokie to netokie kaip tie, kurie gyvena aistrų kupini ir vedami jų. Ir ką mums toliau daryti? Ir aišku, jeigu mes bandysime daryti revoliucijas, o taip kartais Arkadijos ir Boriso Strugatskių romanuose nutinka, kad tie, kurie ateina į kitą planetą, jie yra išsivystę, o toj planetoje gyvena neišsivystysi civilizacija. Ir jie daro revoliucijas, bet kuo tai baigėsi? Bet yra kita istorija arba kitokios istorijos, kai mes negalim daryti revoliucijų, mes galim būti tik stebėtojai. Ir mes galime kaip antropologai, būdami realioj aplinkoj, stebėti tą realią aplinką. Ir mes turim savyje galių, minties galių, apskritai energetinių galių keisti, tarkim, politinę sistemą Lietuvoje, užsienį, pasaulį globaliai. Galim nutraukti karus. Galim, jeigu mes to norėsim, aišku. Ir jeigu tai bus leista iš dar aukščiau tą padaryti. Bet šitam romane ir šitam filme kalbam apie tai, kad tai buvo eksperimentas, kai tam tikros išsivyščiusios civilizacijos individai nusileidžia į neišsivyščiusią civilizaciją ir tiesiog stebi, kaip eksperimentą, kaip monitoringą atliekantis projektas. Ir tame monitoringe negalima daryti jokios įtakos, turi tik stebėti. Ir tu nieko negali padaryti. Tai aš taip jaučiausi visą laiką, kadangi aš, kai tik tai noriu kažką pakeisti, ir aš žinau, kad aš galiu pakeisti, aš anksčiau tą darydavau ir aš įsiveldavau tokius pakeitimo norus didelius, kurie eina iš širdies, tiesiog aš negaliu žiūrėti, kaip čia jie taip gyvena, aš padarysiu taip, kaip reikia. Tai man būdavo kaip pamoka, nes aš visą laiką gaudavau atgal, ne iš tų žmonių, kuriuos aš noriu pakeisti, bet iš aukščiau. Ir man duodavo suprast, leidavo man suprast, kad tu gali tik tai būti kaip stebėtojas. Ir matydamas tą absurdo teatrą, privalai ir turi pats mokytis ir galbūt palaikyti tą vidinę sielos temperatūrą tokią, kad atsilaikyti prieš aistras, atsilaikyti prieš emocijas, būti ramiu, kai aplink yra pjaunama, niekinama, kai tie individai tose bendruomenės pjauna, niekina vieni kitus, o mes turime būti kaip dievai ramus, ar ne? Tai labai sudėtinga. Dievams nėra kur skubintis, jiems prieš akis amžinybė. Man nėra kur skubintis, man prieš akis yra amžinybė. O jiems nėra, jie dabar gyvena, va čia aistra, jie turi dabar pavalgyti, pasituštinti, pakariauti, pagimdyti vaikus, įsiskirti, numirti ir taip toliau. Jiem dabar to reikia. O mums nėra kur skubėti. Mums prieš akis yra amžinybė. Gyvenimas pagal Kristų yra vienas. Tokie niuansai įterpia šitą pasakojimą. Nors aš Kristaus mokymą vėlgi savaip interpretuoju, galbūt labiau panašiai, kaip tą interpretuodavo gnostikai. Tai štai. Ir čia yra vienas požiūrio kampas, kurį aš suprantu, kurį aš pergyvenau ir išgyvenau savo kailiu. Ir kurį aš perskaitęs knygą Sunku būti Dievu ir pamatęs tas dvi ekranizacijas, 14 metų Germano Aleksėjaus
ir 90 metų kino studijos DEFA pastatyta versija. Aš suprantu, kad tai yra apie mane. Ir aš suprantu Aleksejų Germaną, nes aš jame, kai stebėjau šitą režisierių ir aktorių, jo kūrybinę veiklą, tai yra apie mane. Bet yra kita medalio pusė šito pasakojimo. Ir kita medalio pusė susijusi yra su kitokiais stebėtojais ir kitokiais dievais, kurie yra aprašyti pradžios knygos 18 skyriuje. 18 berods ar 11, dabar nepamenu. Apie Babelio bokštą. Apie tai, kaip dievai leidosi į žemę ir vedė žmonių dukteris ir jiems po to gimė Nifilimai, Refilimai, Igigi ir kitokie padarai. Ir kuriuos reikėjo po to tvano pagalba sukėlus pasaulinį tvaną sunaikinti. Ir aišku, ne visi buvo sunaikinti ir išliko iki šių dienų. Tai vėlgi tie dievai, kurie vykdė žemėje reguliarius sanavimo projektus, yra ne tie dievai, kurie esame mes, tarkim, kurie save gali suvokti energetiškai kaip Aleksejus Germano įkūnytas personažas pagal Arkadijos ir Boriso Culgaskių knygą Sunku būti dievu. Mes truputėlį kitokią kategoriją. Ir kažkas manęs anksčiau klausė, aš iš karto galėjau tą atsakyti, kodėl aš esu stebėtojas, kodėl man patinka stebėtojo rolė. Man patinka tai, kad aš per tai save ugdau. Neįsivelti, nedalyvauti. Bet sunku neįsivelti ir nedalyvauti, nors pat tavyje yra tas toksai suvokimas gilus. Ir tu galėtum įsivelti ir dalyvauti, bet tai neduota. Ir aš tą dariau, po to gaudavau per galvas ir supratau, kad turiu tik tai būti ir mokytis iš to arba stebėti kaip antropologas tam tikrų rūšių gyvenimą, fiksuoti, galbūt perduoti duomenis kažkur aukščiau ir tiesiog palaikyti galbūt pusiausvyrą. Nereikia kartais veltis į konfliktus, būnant vienoje ar kitoje pusėje arba sukeliant revoliucijas, užtenka būti tam tikroje aplinkoje, ateiti į tam tikrą aplinką, įsikurti tam tikroje aplinkoje ir vien tavo buvimas sukelia procesus, kurie trunka ilgai, keliolika metų ir jie keičia tą vietovę, tų žmonių gyvenimą toj vietovėj kažkaip labai kardinaliai. Man vis laiką taip nutinka, aš nieko nedarau, bet aš, kai persikeliu gyventi į tam tikrą naują vietą arba einu dirbti į tam tikrą naują darbovietę, tai ten įvyksta pokyčiai. Aš nieko specialiai nedarau, aš neinicijuoju pokyčių, bet procesai generuojasi taip, kad viskas harmonizuojasi. Ir ten, kur buvo neteisybė, jinai tampa akivaizdi, ten, kur būna teisybė, jinai kelia galvas. Ir tie, kurie gyvena neteisybėje, tada pradeda su manim kariauti kažkodėl, tai jie bando mane išmesti iš barščių, galvoju, nu, meskit jūsų problemas, jūsų reikalas. Vis tiek pas mane valdžia yra kitur, ne jūs mano valdžia, ir aš nieko nebijau. Galų gale man nėra kur skubėti, prieš mano akis yra amžinybė. O jūs gyvenkit, kaip jums patinka. Mele, skurde, neteisybėje. Aš atėjau, aš esu čia, aš darau tai, ką noriu daryti, o jūsų problemas, kas toliau bus. Tik aš vieną žinau, kad toje aplinkoje, kur aš ateinu, viskas keisis ir staigiai keisis. Tai štai, tai va tokia misija viena, bet dabar kita misija. Ir aš stebiu ir matau, kad šalia manęs yra tokių, kurie įkūnija refilimų, nifilimų, įgygi kitokių civilizacijų, kurios paminėtos Biblijoje tokiais pavadinimais, o jos galbūt kitaip vadinamos ufologijai, veiksmus ir tikslus šitoj Ašarų pakalnėje. O čia yra įvesta jų valia ir norų tokia karcerio formos, kalėjimo formos stovykla, kur sielos patalpinamos į labai pažeidžiamus kūnus, kurie pilni aistrų ir pilni įvairių emocijų ir taip toliau, kur labai siaurai susifokusuoja žvilgsnis ir suvokimo laukas. Ir tokia siela, būdama tokiam kūne, toks individas, jisai yra kalėjime.
pilna ta žodžio prasme, kūno kalėjime, kuris ima viršų virš sielos. Tas žvėris, kuris yra kaip fizinis kūnas, kuriame yra siela, ima viršų ir diktuoja tai sielai, tai sąmoniai, kuri viską žino, viską gali, yra švari iš savęs, sąlygas, kaip toliau gyventi, ką toliau daryti. Todėl dažnai žmonės susirga šizofrenija, kitom lygom. Kodėl dabar tiek daug tų vaikų, tokių ypatingų, kuriem reikia spec paramos ir taip toliau. Tai vėlgi dėl to, kad sielos, jos puikiai dabar supranta, kur patenka, kokius kūnus jie patenka, jos patenka ir kas ten vyksta, kokie procesai. Tai va ta kita ateivių kolonija, dievų kolonija, jie įkūnė tą vaizdinį apie Babelio bokštą, kai jie nusileido ir pamatė, kokie žmonės gali būti stiprus, jeigu jie bus sielos kūno vienybėje ir ką jie gali nuveikti. Ką jie gali nuveikti? Jie susivienys ir čia tada tikrai žemė taps aukščiausios civilizacijos visatoje lopšiu. Jinai tokia galbūt kažkada buvo, bet po to įvyko, kas įvyko. Ir tai negali būti leidžiama, leista įvykti. Čia toliau, jų kimi žiūrint, turi būti kalėjimas arba karceris, kur sielos pagaunamas ir pastatomas į labai sunkes išgyvenimo sąlygas. Vėlgi, kokiu tikslu? Kokiu tikslu? Pirmas tikslas tai yra energijos šaltinis. Tokios sielos, tos sielos, kuris patenka į tokius aistrų kupinus kūnus, jos tampa energijos šaltiniu, nes siela, būdama tokiam kūne, ji negali normaliai vystytis ir negali susivokti, nes kūnas su savo aistrom ima viršų. Ir ta drama generuoja labai daug energijos. Ta vidinė drama generuoja labai daug vidinės energijos, kuri yra sugeriama tų pasaulių. Ir antras momentas, kaip siela, tai yra labai naudingas faktorius, nes tai yra labai žiauriai sunkios sąlygos tam, kad įvyktų evoliucija. Arba tam, kad įvyktų egzaminas, kuris vienaip ar kitaip anksčiau ar vėliau turi būti išlaikytas, gyvenant žemėje, tame fizinėme kūne. Bet ar jisai išlaikomas tas egzaminas, aš abejoju, nes vėlgi mūsų gyvenimai per trumpi, kad siela patekusi fizinį kūną pereitų visus ciklus nuo pavasario iki žiemos, kaip ir gamta praeina, gautų tam tikras pamokas, atliktų tam tikrą misiją ir vėlgi tas ciklas būtų pilnaverčiai užbaigtas. Tai gal atsakiau, kad yra dvi kategorijos. Apibendrinam šios dienos įstojimą, tai aš galbūt ir mano kai kurie kolegos bendraminčiai, jie save tapatinasi su tuo personažu iš Strugackio romano ir filmo Sunku būti dievu. Tai mes tokios kaip antropologinės tyrimų bazės mokslininkai, kurie nusileidžiam su kūno skafandrais į žemę ir čia tyrinėjom tą pasaulį be teisės kištis. Ir tai yra mums pamoka, mums tam tikri išvadų šaltiniai, ką toliau daryti, kaip toliau vystytis, kaip toliau pažinti save. Juk jeigu nepažinsi tų tokių aistrų ir smurto momentų, tai kaip tu gali save identifikuoti, kad tu esi švari siela. Tu gali save pažinti tik tai tada, kada esi kontraste su kažkuo, kas yra labai blogai. Tai galbūt ta misija ir yra čia, bet kaip ten bebūtų, aš būtent taip save identifikuoju, kaip Donas Rumata tame romane, kaip jį įkūnijo Aleksejus Germanas, kaip pagrindinis aktorius ir režisierius šito filmo, šito romano ekranizacijos. Ir kita yra kategorija, kurie atėjo palaikyti tą kalėjimą, palaikyti tą sielų kalėjimą, aistrų pasaulį, karų pasaulį, konfliktų pasaulį ir taip toliau. Nes per konfliktus jie valdo šitą populiaciją ir jiems neįdomu, kad jinai vystytųsi. Jeigu reikės, jie sunaikins, jeigu reikės, jie vėl įjungs sanavimo mechanizmus, tai yra bus išnaikinta žmonija ir užsėta nauja. Kokie jinai bus, neaišku, vergovinė, ne vergovinė, kitas klausimas, bet jinai bus kitokia, jeigu jiems nepatiks. Ar mes galim tam kažką tai prieš pastatyti ir pakeisti? Manau, kad ne, bet vėlgi tas atsakymas ne
nėra 100%. Jeigu bus nuleistos direktyvos iš mūsų šaltinių, iš tų pasaulių, iš kur mes atsiradom, kad reikia kažką daryti, gelbėt šitą pasaulį, mes gelbėsim. Bet kol kas tokio nurodymo nėra, bet aš jau neturiu tokio nurodymo. Tik tai mes vieną, ką galim, būti ten, kur būnam, eiti ten, kur mus veda, likimas kojos Dievo valia, mūsų šeimininkų valia. Ir būnant ten, savo vibraciją, kurią mes kleidžiam, daryti įtaką, milžinišką įtaką tom populiacijom, kurios kenčia, tom žmonių grupėm ir bendruomenėm, kurios tarp savęs kariauja ir nesutarė, žinant, kad nereikia nieko sakyti, nereikia kartais dėti pastangų, o tas vyksta savaime ir žmonės tada toje lokalioje bendruomenėje keičiasi ir keičiasi pati aplinka, nes vibracija keičiasi, nes mes esam ta vibracija. Nu, bet gal labai plačiai, iš visų kampų, galbūt nelabai ryšliai, nes pavardės man iškrito kai kurios iš galvos, bekalbant, aš bandžiau atsakyti šitą klausimą. Tai tada aš tuo ir baigsiu šitą įstojimą ir noriu dar kartą palinkėti jums gero kalėdų laiko ir toliau sekite mano kanalą, dėkite patiktukus, komentuokite ir toliau bendrausim. Iki kito karto, mėly draugai.